Vėlgi nežinau, ar jūs pamenat, bet 93 metais daugumas anglistų išėjo į kitas sritis, kadangi buvo dideli atlyginimai, reikėjo žmonių, kurie greitai prisitaiko ir moka anglų kalbą ir mokyklos tiesiog liko be anglų kalbos mokytojų. Rusų kalba tuo metu buvo labai nepopuliari. Didžiosios Britanijos pirmasis ambasadorius Michaelas Pertas, apsilankęs mūsų ministerijose, girdėjo kalbančius tik rusiškai. Ir buvo nuspręsta, kad reikalinga pagalba, jeigu mes norim integruotis. Ir Britų taryba, pavyzdžiui, inicijavo perkvalifikavimo programą. Manyčiau, kad tai buvo vienas iš tokių sėkmingiausių ir pigiausių Britų tarybos projektų, nes iš tikrųjų pinigų ten buvo nedaug. O tą mokytojų problemą mes tuo metu, aš nepasakysiu, kad visiškai išsprendėm, bet jinai bent jau buvo šiek tiek taip apglostyta, kol atsirado nauji anglų kalbos mokytojai. Mes tuo metu darėme kitą svarbų darbą, tai yra vyko mokytojų atestacija. Reikėjo pastebėti iškiliausius, gražiausiai dirbančius, reikėjo skatinti juos, reikėjo dirbti taip, kad neįžeistum ir tų, kuriem dar reikia temptis. Netikėtai atvyko Britų tarybos pirmoji direktorė Baltijos šalims, Susan Mengay, pasėdėjo mano vedamuose seminaruose ir pasiūlė pagalbą. The British Council found that there was a need to train teachers who were training young people to take this exam because it's an accurate test of people's English, but there are certain conventions quite specific to the exam. Pirmasis IELTS egzaminatorius Lietuvoje buvo Brian Maguire. Jisai buvo anglų kalbos mokymo konsultantas, po jo buvo Barbara Hyde, Irina Jau, Tanya Horak. Dėstytojas labai dėkoja už tą tokią patirtį, nes joms labai patiko tie kursai. Reiškia, kaip reikėtų mokyti, kaip reikėtų ruošti šitam egzaminui ir kaip reikėtų tą egzaminą vertinti. But it's a massive test worldwide, and so it needs to be the same test in every test centre. It needs to be the same standards of fairness, security. And it tests whether people could cope in English. Ir 2001-aisiais, man atrodo, Britų taryba nusprendė, kad Lietuvoje visi jau moka anglų kalbą, arba bent jau mokytojai moka anglų kalbą tiek, kad galėtų mokyti nepriklausomai. Per tuos metus mes apmokėme apie 30 000 politikų, diplomatų, valstybės tarnybos žmonių. Ir ne tik anglų kalbos, bet įvairių kitų kalbų. Buvo iki 20 kalbų mokama. Manyčiau, kad Lietuva tikrai padarė pažangą ir, kaip sakiau pradžioj, iš tikrųjų mes pakilom mažiausiai 1 balu, galbūt net 1,5. Ir Britų taryba iš tikrųjų bent jau pradžioj, nuo 92 metų, darė labai daug švietimo sistemai, konkrečiai žinoma pagal savo interesus, tai yra anglų kalbos mokymai. Ir ko gero jums jau pasakojo, kad buvo ir didelis labai informacijos centras ir biblioteka ir iš tikrųjų mes ten gaudavom visas knygas, pačias naujausias knygas. Dažnai ten vykdavom į seminarus, dažnai vykdavom pasižiūrėti, kokie vadovėliai, kaip, kas vyksta, kaip sako, pasaulyje. Ar iš tikrųjų mes čia dirbdami už tos uždangos visai ne taip dėstėm kalbam, ar mes visai ne iš tokių vadovėlių dirbom. Mums labai svarbu buvo save pasitikrinti. And it was a great social place, even though it was a library and you're not supposed to talk in libraries. It was a good place to catch up with people, to bump into people. Ir todėl, kai pradėjo ieškoti vietos, kur galėtų įkurti savo tokį bibliotekos padalinį čia Kaune, mes labai aktyviai ir entuziastingai pasisiūlėm, darom čia. Čia, kur mes esame menų spaustuvės infotekoje, tai kaip atskiras modulis irgi reikėtų pabrėžti, kad jisai suformuotas iš tikrųjų perėmus dalį Britų tarybos bibliotekos fondo. Tai tos parodos, kurios buvo čia organizuotos, knygų parodos ar nesupažindom, tai čia buvo organizuota ne tik tai anglistams, tarkim, ar mokytojams, tai buvo visai visuomenė. Menų knygos, kūrybinių industrijų literatūra, filmų, DVD ir taip toliau. Tai tą irgi reikėtų pažymėti, nes iš tikrųjų Britų tarybos indėlis yra labai didelis. Tai grynai kultūrinė patirtis, jau ne vien tik tai anglų kalbos. Na, o be to kalba ir kultūra juk yra labai tarpusavy susiję dalykai. Jau beveik turbūt gerą dešimtmetį, kuomet prasidėjo tos mokslinės kavinės Britų iniciatyva Lietuvoje, tai buvo
pamenu tokie renginiai, kuriuos gana nemažai reikėdavo įdėti pastangų pakviesti žmonės. Tai man džiugu pasakyti, kad mano kaip fasilitatorius vaidmuo per tą laiką labai sumenko. Iš esmės man belieka tik tais pristatyti kalbėtoją neretai ir tik tais suvaldyti auditoriją, kuri labai turi daug ko paklausti ir klausia labai įdomių klausimų, labai noriai įsitraukia į diskusijas su mokslininkais ir tai yra tuo pat metu ir smagu matyti lietuvių mokslininkus. Aš dalyvavau keliuose mokslo komunikacijos seminaruose Didžiojoje Britanijoje, pavyzdžiui, Kembridže, Mančesteryje. Taip pat lankiausi mokslo festivalyje Edinburge. Be to mes kartu su operatoriumi važiavome po Anglijos ir Škotijos mokslo centrus ir mokslo populiarinimo centrus. Visą tai buvo finansuojama Britų tarybos projektų, kuriuose aš dalyvavau. Aš labai sustiprinau savo, įgūdžius ir tą gerąją praktiką, kaip jau yra įprasta sakyti, perdaviau ar perteikiau, įgyvendinau Lietuvoje kartu be abejo su kolegomis. Nes mūsų festivalis tais metais jau švęs 10-metį. Ir aš sakyčiau, kad vienas iš lemiamų faktorių, kodėl jis tuo metu atsirado prieš 10 metų, tai buvo Britų tarybos įtaka. Britų taryba kaip institucija atsakinga už Didžiosios Britanijos kultūros dalykų sklaidą pasaulyje. Tai ne tik tos parodos, kurias atvažiuodavo, bet ilgainiui, ta prasme, kai ŠMC kaip institucija vis tvirtėjo, atsirado ir savų sumanimų ir norų. Ir ta prasme, mes pradėjom patys kviesti menininkus. Ir turiu omeny, kad tas bendravimas vyko keliose lygmenyse. Viena tai yra tai, ką pati Britų taryba siūlė. Antra, ką mes patys siūlydavom Britų tarybai, ta prasme, ką mes kviesdavom. Bet iš tikrųjų menų spaustuvę, kai renginėjome ir kai galvojame, kaip tai turėtų funkcionuoti, tai mes kvietėmės nepaslaptis ir iš būtent Jungtinės karalystės ir profesionalų vadybos, konsultantų, Britų tarybos pagalba tuo metu. Pirmosius veiklos metus po nepriklausomybės tai buvo viena iš tokių atraminių institucijų, nes ne tik turbūt Šiuolaikinio meno centro, bet ir daugelį kitų kultūros meno profilio įstaigų, ypač tos, kurios save orientavo tarptautiškai. Tai turėjom tikrai stiprų palaikymą. Ką pirmiausia orientuotis, ką mėginti akcentuoti, kokių veiksmų pirmiausia imtis, kaip modeliuoti veiklą galimai. Tai pradžiai iš tikrųjų Jungtinės karalystės, ne tai, kad kasdieną be abejo buvo ta komunikacija, iš tikrųjų labai daug buvo tas know-how žinojimo pagalbos. Tai Britų tarybos projektai pasižymi tokių sisteminių, gilių pokyčių inicijavimu, galim sakyti proveržių. Džiaugiuosi, kad ne vienerius metus tiek studijų, tiek mokslo srityje mes su Britų tarybos pagalba galėjome turėti čia pasaulinio masto ekspertus. Galėjome patys pačiupinėti tai, ką Britai per galbūt šimtmečius yra įgyvendinę savo šalyje. O mes, turėdami ambicingą darbotvarkį, norėjome ir pradėjome tai daryti, gero tik tai per 20 mečius. Bet pradžia labai dažnai davė bendradarbiavimo pagrindų surastos idėjos. Mes tiesiog geriausias idėjas, kurios tuo metu buvo Jungtinėje karalystėje, stengiamės, neperimti dirbtinai, bet mokydamiesi. Bet švietimas yra tokia sritis, kur niekada negaliu pasakyti, kad viskas yra pasiekta ar viskas jau atrodo tobula. Ir todėl tokios idėjos, kaip pavyzdžiui kūrybiškumo skatinimas, dar viena puikiai idėja ir patirtis, kurią su Britų tarybos pagalba mes atvedėm į Lietuvą. Kuris yra toksai nacionalinis projektas skirtas Lietuvos mokykloms ir kuriuo mes įgyvendiname programą sukurtą Anglijai, Jungtinėje karalystėje ir bandom perkelti ją čia į Lietuvą. Ir ta programa yra apie tai, kad dirba kuriantys žmonės, menininkai ir nebūtinai ir mokslininkai. Žmonės, kurie tiesiog kūrė savo kasdienėje veikloje ir jie bendradarbiaudami su mokyklom siekia padėti mokyklom pasiekti reikšmingų pokyčių, išspręsti problemas susijusias su mokymusi, su bendravimu, su tuo, kam tiesiog su mokykloms svarbus klausimas. Ir galų gale netgi pasitikėjimo labai daug suteikianti programa. Nes mūsų lietuvių kultūra vis dėlto yra tokia, kad taip, čia gerai, bet
O ten kultūra yra tokia, kad wow, tavo idėja nereali, kaip tu taip sugalvojai? Ir po tokių 5 wow tą patį vakarą tu pradedi galvoti, gal čia iš tikrųjų yra labai gerai. Ir tas toksai pozityvumas, tai jisai yra vežantis dalykas. Bet dėl to, kad yra žmonės, kurie turi tokią labai išvystytą ir darbo paties kultūrą ir tikrai ir aš ir kalbėjom su kolegė, su kuria kartu dirbom su jais ilgai ir kad galvojom, mes daug išmokom vien tokia, kaip reikia dirbti, kaip reikia bendrauti, kaip reikia renginius organizuoti, kaip reikia gerbti renginių dalyvius, sakykime, daug tokių dalykų išmokom. Verslumas suprantamas buvo kaip kažkokios įmonės veiklos, kaip biznio planas. Šie projektai, kuriuos pradėjome irgi su Britų taryba, pirmiausiai teikia pagrindus, kaip tą verslumą integruoti, kaip mokėjimą daryti sprendimus, kaip aktyvumą. Reiškia tai, kaip tu gali sujungti skirtingus žmonės į vieną erdvę ir paskatinti juos kurti visiškai naujus dalykus, kurie jums visiems yra svarbus. Tie projektai tai yra galimybių virtinė. Tu tiesiog turi, bent jau konkrečiai šitas projektas, tau suteikia marias galimybių. Tu pats privalai būti be galo stiprus ir labai aiškiai žinoti, ko tu nori. Jeigu tu žinai, tai tu tikrai gali pasinaudoti tam galimybėm. Mokė ir kad išliktų tokį, kad jie visuomet ėjo ir mokydami sakė, profesionalumas svarbu, bet turi išlikti žmogiškumas. It's willpower and force. And I was amazed because these are sensible professional people who were breaking pencils in half in the office. Bet taip pat tai yra žmonės, kurie man padėjo susitikti su labai daug įdomių žmonių iš Jungtinės karalystės mokslo pasaulio. Britų taryba tai yra būdas daugeliu Lietuvos sveikų žmonių pačiupinėti, kas yra sėkmės švietime, kultūroje, lavinimėsi receptas. Britų tarybai tikrai norėčiau palinkėti toliau vykdyti savo misiją. Tai yra supažindinti tiek Lietuvą, tiek kitus kraštus su savo kultūra, švietimu, kalba. Noriu palinkėti jiems darbingos nuotaikos, sėkmės visur ir visada ir naujų idėjų. Gerų idėjų, gerų partnerių, atkaklumo. Toliau gerai leisti laiką, palinkėti kolektyvui sėkmės ir praturtinti toliau mūsų šalių santykius. Norėčiau palinkėti stiprybės, kad nedingtų visiškai iš kultūrinio pasaulio akiračio Lietuvoje. Britų tarybai aš palinkėčiau nesitraukti iš Lietuvos, būtinai toliau skleisti tą patirtį, kurią jie turi sukaupę, skleisti tą kultūrą, kurti naujus projektus, kaip galime daugiau įtraukti anglistų į šitą veiklą, o ir šiaip visuomenės narių ir jokių būdų nesugalvoti, kad jie jau viską padarė ir kad jų jau čia nebereikia. Vienas iš patikimiausių ilgamečių partnerių visoje veikloje ir matyt viena iš institucinė prasme, kuri padėjo ir man kaip asmeniui susiformuoti, koks aš esu, taip, kaip profesionalas savo sferos. Jeigu reikėtų dėti lygybės ženklą, aš dėčiau galimybę. Britų taryba lygų galimybė.